virvutės, tai tiesiog paimam virvę, išpirkom dervoj ir tą virvę su mediniu pagaliuku sukalam į laivo šoną. Nėra laivas aptakus, forma yra išlaikyta visur, yra natūralus medis. Šitos vietos natūrali šaka, praktiškai nesulaužomos, ąžuolinės. Laivą tepam derva natūralia, kad jisai nepūtų. Bortus ištepam, reiškia, pušų sakų derva tokia yra speciali. Dabar galbūt jau kvapas nesijaučia, bet ypatingai pavasarį leidus galima jausti. Laivas plokščiadugnis. Klausia vis, ar galima į jūrą. Negalima į jūrą, jisai bijo bangos. Banga jį gali apversti, jeigu yra didelė. Nekalbu apie mares, bet jūroje nebuvo pritaikytas. Plokščias dugnas, ką jam davė plokščias dugnas? Marios yra labai seklios vietom. Jeigu kada teko plaukti į Juodkrantę arba Nidą, farvateris marių sukinėjasi, jis nėra tiesiai. Reiškia, farvateris tai yra laivakelis ir sukasi taip, tada vėl antraip. Mums negalioja, mes grimzlė laivo yra 30 cm praktiškai tiek, plaukiam tiesiai. Gali būti tokių momentų plaukia, vidury marių žiūri, kad gylis nesiekia kelėm, gali išlipti, apsižvalgai, stovi vidury marių. Tai laivas dėl to ir vadinosi Burvaltė, būtent Kuršių marių Burvaltė, nes pritaikyta Kuršių mariom plaukiot sekliom vietom. Ir tais laikais dar tokių krantų, kaip dabar mes kad stovėjom, nebuvo. Tai tiesiog krantinių nebuvo, jokių betonų nebuvo, laivas galėjo kaip į smėlį, į paplūdimį plaukti ir po to išsistumi ir tiek. Kaip pasitarnaudavo būtent vanduo esantis laive, tai žvejai plaukdavo, dabar turim variklį, tokių dalykų tikrai nebuvo, netgi šitas laivas yra plaukęs vien tik kurių pagalba. Išplauki žvejoti marias, tai gali ir 2 paras neparplaukti. Kaip išlaikyti žuvį šviežią, yra vandens, čia supildavo tą žuvį ir laikydavo. Kitas momentas įdomus, kad laivas medinis, bet jame galima kurt laužą. Mes tą mažai darom, bet būdavo tikrai seniau daugiau praktikuodavom. Išimam lentas, susidedam akmenų, kadangi yra vandens, tai vis tiek medis neįkaista, gali kept laive plaukti, tai toks kaip privalumas, kad nieks jam neatsitinka. Šiandien nekepsim, neturim šašlikinės pasiėmę, tai gaila. Ir miegot laive. Jo, tai miegojimas laive, vėlgi laivas turi tokias 2 kaip kajutės, mes jas vadinam, turi pavadinimus savo pasturėje, nes kaip, aš nežinau kaip galima sakyti, pasturgalis, taip, laivo galas ir paragė nuo rago. Tai ten mes, jeigu labai lyja, tai dviese galima tilpti, atrodo nedidelė sąlyginai, bet įlendam. Bet dažniausiai po atvirų dangų, matai, čia pasiklojam ir jokių problemų. Aišku, būna, kad nusileidžiam kartį, dar tokį užsitęsiam tantą, kaip palapinę, jeigu jau matom, kad lis. Bet dažnai būna, kad tingim, tai tiesiog miegmaišiai ir čia toks tas miegojimas. Kas čia dar dabar? Laivas neturi kylio, jachtos visos turi atsvarą po vandeniu, praktiškai tokio pat svorio kaip laivas, kad esant vėjui, buriuojant, kad laivas neapvirstų, po laivų atsvara yra. Pas mus yra kitokie dalykai, tiek vienam šone, tiek kitam yra švertai. Tai reiškia, jeigu vėjas pučia į dešinį bortą, kairiam borte mes įsileidom švertą, kaip sparnai, taip, labai teisingai kaip sparnai. Ir yra tokia atsvara, neleidžia laivui dreifuoti į šoną. Reiškia, plaukiant subūrėm, jeigu kam tekia yra, tai mažinant dreifą, įsileidžiam švertą ir mūsų kursas gaunasi daug tiesesnis. Aišku, nėra visai tiesus, nes tai nėra pramoginis laivas, tai vis tiek yra senovinis žvejybinis laivas, jie truputį ne tam sukurti buvo. Jisai nepramoginis. Nepramoginis. Bet mes pramoginis. Tai buvo regatos darom. Taip, vyksta regatos, tai buvo
praeisiais metais Pervalkoj buvom, tai priėjo žmogus toks amžiui, sako, žinau, dar pamenu, kaip veždavo šieną su šitais laivais. Senas Pervalkos gyventojas. Jo, senas Pervalkos gyventojas, sako, atsikėliau, nes, žemynas yra pakankamai skurdus Miltyne, kiek esam turėję, susidūrę geologiniai tyrimai, tai yra apie 20 cm juodžemio, toliau visur yra smėlis, tai ta augmenija formuojasi jinai per daug metų, tai seniau šieno būdavo labai sunku, tai iš vieno kranto veždavo į kitą, žmonės gyveno ir tokiu būdu susigalvodavo, kaip prisigabenti. Dar vienas naujas yra statomas laivas net Švėkšnoje laivų dirbtuvėse. Toks pat kaip šitas dydžio, tik tai dengta. Va šita vieta, kur stovitės, jis sėdė, tai dengta visiškai tokiu stogu ir tokiuose laivuose gabendavo, tarkim, daržovės, iš turgaus. Daiktus, kurie greitai gendantis pardavimui, turgavės. Nes, pavyzdžiui, Šilutė būdavo turgavietė, turgaus diena, tai ten prie centrinės aikštės stovėdavo Šyšos pakrantį pilna tokių laivų turgaus dienų. Aš atsidėsiu. Tai vat, kaip matėt, dar vėlgi apie laivo manevringumą, jis yra ganėtinai sudėtingas, dabar išplaukiant iš uosto, mes tarsi prispaudę mus prie tos sienos, tai kiekvienas išplaukimas mūsų yra vis kitoks, nes menkiausias vėjas mus neša į šoną, nėra kylio, nieko nėra, truputį paputė, mes plaukiam į šoną, viskas, tai labai visada atsižvelgiam į vėją. Blogai jaučiatės? Leisi?